Gruzija mini nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Sveikinimuose gruzinų tautai prezidentė Dalia Grybauskaitė ir premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad Lietuva aktyviai remia vienos sėkmingiausiai rytų partnerystėje dalyvaujančios valstybės siekį tapti ES ir NATO nare. Vilniuje prie Neries šiandien skambėjo lietuviškos ir gruzinų liaudies dainos, kilo aitvarai, danguje plazdėjo Lietuvos ir Gruzijos vėliavos. Taip Lietuvoje gyvenantys ir viešintys gruzinai bei vilniečiai paminėjo Gruzijos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Beveik prieš 100 metų mūsų protėvių svajonė išsipildė ir Gruzija paskelbė nepriklausomybę bei pasuko Europos link, tapdama demokratinė respublika. Deja, nepriklausomybė 1921 metais atėmė sovietinė okupacija ir tik prieš 25 metus jie vėl buvo atkurta. Lietuva visada teikia Gruzijai labai svarbą paramą europinėme ir euroatlantinėme kelyje. Gruzijos narystėje Euroatlantinėme aljanse priešinasi Maskva. Tbilisis iki šiol nekontroliuoja didelės dalies šalies teritorijos. Po to, kai separatistinės Abchazija ir Pietų Osetija Rusija pripažino nepriklausomomis valstybėmis. Maskva nuolat laiko tūkstančius savo karių šio regiono karinėse bazėse, o tarptautinė bendruomenė regionus laiko okupuotomis Gruzijos teritorijomis. Aš galiu pasakyti, kad mūsų tauta ir Lietuvos ir Gruzijos labai mylimi laisvė ir galbūt todėl mes mūsų draugystė yra labai stipri. Taip sako viena iš 63 gruzinų studentų Gruzijos lituanistikos centre nemokamai studijuojančių lietuvių kalbą. Toks centras Tbilisyje buvo atidarytas prieš 4 metus. Yra nepaprastai draugiški santykiai tarp mūsų šalių. Ir Gruzijoje bet kuris lietuvis atvykęs tą labai gerai jaučia. O iš Lietuvos atveria širdį, atveria namų duris gruzinai. Ir jiems Lietuva yra kaip savotiškas langas į Europą. Vakar Gruzijos nepriklausomybės diena paminėta ir Kaune. Prisikėlimo bažnyčia nušvito Gruzijos vėliavos spalvomis. Šviesos instaliacija bažnyčia puošė nuo vakaro iki paryčių. Taip netradiciškai Kaunas sveikino euroatlantinės integracijos siekiančią šalį.